Labas. Dabar pabandyk pajausti, kaip atrodytų kasdienybė be ego. Įsivaizduok, pavyzdžiui, dieną, kurioje tas vidinis triukšmadarys nutyla. Rytas be ego tu prabundi ir vietoj nerimo ar kritikos savo mintise girdi tylą. Tavo pirmas mintis ramios, kad šiandien laukia smagi nauja diena. Bet priekaištų savo dėl ten vakarykščių klaidų ar sąrašo, ką privalau padaryti. Tu tiesiog esi dabartyje. Jauti, kaip tavo kava kvepia, girdi galbūt paukščius už lango. Ego žiauriai nemėgsta tokių akimirkų. Tad be jo tu gali nuoširdžiai mėgautis paprastais dalykais. Dienos darbai be ego taip pat atrodytų kitaip. Tu dirbi ar tvarkaisi namuose be nuolatinio to balso, kuris lygina tave su kitais ar kabinėjasi. Kitos mamytės turbūt viską sugeba, o aš taip niekaip visko nespėjau, pietus, o ten vaikams dar valgyti nepadariau. Vietoj to priemi, kad darai, ką gali geriausia ir to pakanka. Be ego nėra poreikio viską vertinti per tą prizmę, kur man sekasi, man nesiseka. Jeigu kas nors nepavyksta iš pirmo karto, nereikia savęs plakti, tiesiog bandai dar kartą arba paprašai, pavyzdžiui, pagalbos be jokio gėdos jausmo. Viskas vyksta paprasčiau, kai galvoje negirdi, o ką žmonės pasakytų. Ir santykiai be ego yra tokie daug harmoningesni. Pagalvok, kiek pykčių kyla dėl to, kad kažkurio ego pasijuto užgautas. Be ego, jei artimas žmogus tau pasako pastabą ar kritikuoja, tu tiesiog išklausai ramiai, nesijauti asmeniškai puolama. Gal net sugebi pažvelgti iš kito perspektyvos į tą situaciją. Tu nereaguoji taip automatiškai atakos režimu, nes viduje nėra to balso, kuris šaukia, kaip jis drįsta su manimi taip kalbėti, žinai, aš juk teisi. Be ego tu nebepriemi visko giliai į širdį. Nesuvaki kitų veiksmų kaip kažkokio sąmokslo prieš tave. Jeigu vyras ar vaikai padarė ne taip, kaip tu norėjai, tu ramiai tai aptari, be kandžių ego tų replikų, be užgauliojimų ar užsispyrimo, bet kokią kainą įrodyti savo tiesą. Tiesiog sprendi situaciją, norėdama suprasti vieni kitus, o ne laimėti ten žūtbūt ginčą. Taip pat ryšys su savimi be ego yra šiltesnis. Be nuolatinio vidinio to kritiko tu nebesmerki savęs už ten kiekvieną trūkumą, už kiekvieną nesėkmę. Užuot veidrodyje ieškojasi ten prie ko prikibti, kad ten, ir vėl negražiai atrodau, gali pamatyti gražius dalykus. Pagirti save, kad kokios mano akis gražios, ar koks šaunuolis mano kūnas, dar atlaikė vieną dieną. Ir nebėra to nuodingo balso, kuris iškraipo tavo pačios vaizdą. Tu tampi savo, tik draugė, o ne priešė. Žinoma, visi mes žmonės ir tas ego balsas magiškai nedingsta per vieną dieną. Tačiau įsivaizduoti gyvenimą be ego reiškia pamatyti tą tikslą, dėl kurio verta stengtis. Nes tai gyvenimas, kuriame mažiau streso ir nerimo, nes nei praeitis, nei ateitis nebekelia tiek baimės. Gyveni labiau čia ir dabar, tos harmonijos santykiuose, nes klausaisi kitų atvira širdimi, negindamasi ar teisindamasi. To daugiau pasitikėjimo savimi, nes viduje nebelieka to menkinimo, jautiesi pakankamai gera, kokia esi dabar. Ir džiaugsmo to kasdienybėje daugiau, nes paleidi tos lūkesčius bei kontrolę ir priemi akimirkas tokias, kokios jos yra. Ir dar dėkoju už tai, nebestengi, visko sukontroliuoti. Toks gyvenimas tikrai įmanomas, po truputį tildant tą ego. Apie tai, kaip tą padaryti, papasakosiu kituose vaizdo įrašuose, bet prieš tai verta suprasti, o kodėl tas ego apskritai mumise atsirado, nes mes tikrai su juo negimstam.
tuo piktų kritikų galvoje, dažnai vaikai būna daug laisvesni nuo to ego. Tad iš kur jis atkeliauja ir kodėl jis taip pat įsitaiso mūsų galvose. Tai pasirodo, kad ego atsirado visiškai ne šiaip sau, jis turi savo tiek istorinį, tiek asmeninį pagrindimą ir evoliucinis paaiškinimas yra toks, kad mūsų protėviams išlikti būtent ir padėjo tas budrumas ir atsargumas. Tas vidinis balsas, perspėjantis apie galimus pavojus, buvo žiauriai naudingas. Nes tu įsivaizduok tą pirmykštį žmogų, jei jis neturėtų jokios baimės ar savisaugos, ilgai neišgyventų. Taigi viena ego šaknų yra tas savisaugos instinktas. Ir šiandien, kai atsiduriam šioje nepažįstamoje situacijoje, mums gali suveikti tas senovinis mechanizmas. Žinai, protas sako, kad būk atsargi, nedaryk to, žinai, saugokis. Tai nėra blogai, kol nepradeda riboti tavo augimo. Problema ta, kad dabartiniais laikais ego dažnai perdėtai saugo tave net ten, kur nėra net realios grėsmės, kažkoks gal diskomfortas, nežinomybė, taip. Jis supainiojo tą, žinai, seną fizinį pavojų su emociniu nepatogumu. Pavyzdžiui, viešas kalbėjimas ego akimis atrodo kaip, baisybė, koks tigras už kampo tykotų, nors realiai tai mums niekas negresia. Išskyrus ten gėda, kažkoks nepatogumas. Visgi ego įjungia vis tiek aliarmo sirenas, mes pradedame vengti dalykų, kurie padeda mums tobulėti ir galėtų atnešti naujų galimybių. Asmeninis ego formavimasis prasideda dar vaikystėje. Tai augdami pradedam suprasti, kad esame atskiri asmenys, kad aš esu aš, tėtis yra tėtis. Ir tai būtina normaliam vystymuisi, vaikas išmoksta pasakyti ne, ginti savo žaislus, formuojasi jo tos ego ribos. Vaikui augant, tėvai, mokytojai, aplinkiniai jį vertina. Gera mergaitė, negalima taip elgtis, šaunuolė, gavai 10. Ir ten iš tokių ir panašių patirčių mezgasi įsitikinimai apie save. Mes sukuriam tokią istoriją, kas mes esam. Aš protingas, arba aš neišmanėlis, aš patraukli, arba aš ten negraži, drąsi, arba baikšti. Prie šių sąvokų ego prilimpa tiesiog ir jas gina. Jei ego patikėjo, kad aš nevykęs, jis vengs visų situacijų, kur tas įsitikinimas galėtų būti paneigtas. Paradoksalu, bet ego nori būti teisus net tada, kai mums tai visiškai nenaudinga. Pavyzdžiui, žmogus įsitikinęs, aš niekam nepatinku. Tad ego jam pakuždės vengti naujų pažinčių, nes niekam tu neįdomus, nebandyk, vis tiek nepatiksi. Nes taip ego išlaiko savo įvaizdį stabilų. Nors tas įvaizdis ir sukelia skausmą. Kita priežastis, kodėl ego įsikuria mumise, tai aplinkos įtaka. Gyvenam visuomenėje, kurioje dažnai skatinamas individualizmas, tas rungtyniavimas. Nuo mažens esame lyginami su kitais. Ten pažymiais mokykloje, kažkokiais sporto pasiekimais, net dabar socialiniuose tinkluose patiktukų skaičiumi. Natūralu, kad tas mūsų aš nori būti pripažintas, nori būti įvertintas, mylimas. Ego tiki, kad tam, jog būtume mylimi, turim būti ypatingi, kažko pasiekę, nepriekaištingi. Taigi jis stengiasi mus arba išaukštinti, arba mes patys save nuvertiname iš tos baimės nepateisinti tų lūkesčių. Bet kuriuo atveju viskas sukasi apie mane. Mano asmeninė patirtis taip pat patvirtina, kad kaip ego siekia išlaikyti viską, kas yra įprasta ir saugu. Ilgą laiką bijojau pradėti naujas veiklas ir keisti savo gyvenimą. Vidinis balsas man pastoviai kartodavo, tai ne tau. Tu nemoki, kam čia tau to reikia. Kiti gal ir sugeba, bet tikrai ne tu. Kaskart, kai užsidegdavau ką nors išbandyti naujo, tas mano balsas, ego, iškart rasdavo priežastį, kodėl man nepasiseks, ar iš viso kodėl net nebandyti to.
Aš aišku maniau, kad tai mano pačios mintis. Gal ir jos teisingos. Galvodavau, kad, matyt, aš toks žmogus, man nieko naujo nesinori. Ar man nebūdinga rizikuoti. Ai, kam čia kažką daryti, dabar gerai kaip yra. Iš tiesų, tai buvo ego baimė. Tai kalbėjo ego ir jis manė, kad permainos, tai lygų bet kokiam ten pavojui. Ir gudriai atgrasydavo mane nuo bet kokio žingsnio, bet kokio išėjimo iš komforto zonos. Saugojo mane nuo galimų nesėkmių, nuo kritikos, nežinomybės kažkokios, bet kartu atėmė ir galimybę augti, pažinti, tobulėti. Tai gal ir tu atpažįsti tą jausmą, kai lyg norėtum kažką keisti gyvenime, bet galvoje atsiranda pilna argumentų prieš. Nepavyks, nemoku, čia ne tau. Ir tai labai įtikinamai kalba, nes ego dažnai kalba mūsų tuo pačiu balsu. Vieną dieną aš susimąsčiau, kad, o kas jeigu visi tie ne, tai mano galvoje, nėra tiesa. Kodėl aš taip tvirtai tikiu, kad man nepasiseks. Iš kur iš viso tai atėjo, pradėjau abejoti tuo vidiniu balsu, supratau, kad kol aš jo klausiau, tol stovėjau vietoje. Tada aš ryžausi žengti mažus, bet tvirtus žingsnius, kažką daryti kitaip, nepaisydama to grasinimų ego, pasakiau savo, gerai, gal ir bijau, bet aš jau galiu pabandyti. Ir aš tai dariau su didelė meilė savo, užuot ten pykusi ant savęs, užgauliojusi, aš sakiau, kad suprantu, kad tau viduje baisu, bet aš noriu pabandyti, aš galiu pabandyti, ir nieko tokio, jeigu man ten nepavyks kažkas. Net stengiausi su meilė pažvelgti į tą patį ego, tarsi kokį nerimaujantį vidinį vaiką, kuriam reikia švelnaus to patikinimo, kad viskas bus gerai, ramiai. Ir meilė ir kantrybė tai tapo mano tokiais ginklais. Ir žingsnis po žingsnio pradėjau naujas veiklas, užsirašiau į kursus, išėjau iš darbo, išbandžiau naujus hobius, naujas veiklas, apie kurias seniai svajojau. Ir kad kaskart, kai mano ego sakydavo, kad tau nepavyks, ir aš vis tiek žengdavau tą žingsnį į priekį ir tada jo balsas silpnėjo. Aš gaudavau tos naujos patirties, kuri rodė priešingai realiai, kad aš galiu tai padaryti. Ir taip subirėjo tas mano senojo aš negaliu istorija, kurią ego buvo labai prilipdęs. Suvokiau, kad aš nebuvau tas žmogus, kuriam ten neįdomu viskas, ar nieko nereikia ir viskas yra gerai kaip yra. Tai čia ego labai norėjo, kad liktų viskas sena, nes tai yra pažįstama, jam taip yra saugiau. Tai trumpai tariant, ego gyvena mumise, nes mes patys jį ir užauginom kaip kokią apsaugą. Iš pradžių tai natūralus savisaugos mechanizmas ir identiteto pojūtis. Tačiau vėliau jis perauga ribas ir pradeda mus valdyti, kontroliuoti. Ego maitina mūsų patirtos baimės, tas visos nuoskaidos, visuomenės spaudimas. Jis įsitaiso todėl, kad mes juo patikim tais balsais galvoje, kad aš per prasta tam dalykui, mes priemam tai už visiškai gryną pinigą. Taip ego įgyja vis daugiau galios. Bet laimiai, kad tai nėra kažkoks negrįžtamas procesas. Kaip ego buvo užaugintas, taip jį galime ir perauklėti, nutildyti. Ir pirmas žingsnis yra atpažinti savo galvoje tą balsą, kad aha, čia kalba mano ego, čia ne aš. Ir apie ego veidus ir kiek jų būna, kaip jie pasireiškia, aš tęsiu kitame įraše. Tai lik su manimi ir iki greito. Ate.